Sveikas, Magomedai. O, labas. Kaip man smagu tave matyti savo virtuvėje. Atnešiau tau gabalėlį geriausios avienos. Ačiū, labai jau žinau, ką iš jos pagaminsiu. O tu gal liksi pietų? Deja, neskubu. Tai geros dienos tau. Iki. Iki. Sveiki, aš Ilona Juciūtė. Sveikinu atvykus į maisto klubą. Kaip matėte, gavau iš Magomedo šiandieną avienos. Ir jau žinau, ką aš iš jos pagaminsiu. Turiu labai gerą receptą. Na, receptas ne mano. Jį man paskolino šiandieną mano draugė receptų užkalbėtoja Agnė Jagelavičiūtė. Agnė, linkėjimai tau. Kaip jau sakiau, šiandieną gaminsime šepardo pyragą. Tai tradicinis angliškas pyragas iš bulvių ir avienos. Šis pyragas buvo namų šeimininkių atradimas, stengiantis sunaudoti maisto likučius. Kadangi savaitgalio pietus būdavo prabangus, gausus ir sotus, pirmadienio pietum jos kepdavo iš maisto likučių, bulvių, daržovių ir mėsos piemenų pyragą. Mums reikės 500 g maltos avienos, 100 g sviesto, 100 g džiugo sūrio, 1 kubeliais pjaustytos morkos, 1 svogūno, 100 ml raudono vyno, šiek tiek aliejaus, 150 ml grietinėlės ir 8 virtų bulvių. Dedame keptuvę ant viryklės. Pilame šlakelį aliejaus. Suberiame smulkintą svogūną. Šiek tiek apkepiname. Svogūnai mano šiek tiek apkepė ir suminkštėjo, tuomet suberiu kubeliais pjaustytą morką. Irgi apkepsiu, kol suminkštės. Morkytės mano su svogūnais apkepė ir aš labai mėgstu į kepintas morkas įdėti šiek tiek cukraus. Tai pakeičia skonį. Mėsą pagardinsiu prieskoniais, druska, pipirais ir prieskoniais skirtų avienai. Viską gerai permaišysiu. Noriu, kad mėsa šiek tiek apskrustų. Vėliau supilsiu vyną ir troškinsiu, kol vynas išgaruos. Supilu vyną. Ir dabar viską patroškinsiu, kol vynas šiek tiek nugaruos. Mėsytė mano paruošta, aš dabar eisiu prie bulvių košės. Bulvės pagardinu druska. Sudedu sviestą. Šiek tiek pagrūdu. Kaip sviestas patirpsta, pilu po truputį grietinėlę. Gerai ištrinu, kad neliktų gumulėlių. Man valgant labai nemalonu, kai papuola bulvės kamuolėlis. Sutryniau košę, dabar įmaišysiu sūrį. Bulvės sutrintos, abi masės paruoštos, susirasiu indą ir susluoksniuosiu pyragą. Bulvių košę perdėjau į kitą indą, pasiruošiau troškinimo puodą. Sudėsiu ant dugno sluoksnį mėsos.
Namuose man labai patinka šepardo pyragą išdėlioti į nedidelius indelius. Tuomet kiekvienas šeimos narys gauna savo skirtą indelį. O šiandieną aš darau į didelį puodą. Puodį išlyginus mėsos sluoksnį dedu ant viršaus bulvių košę. Bulvių košę taip pat galima formuoti konditerinio švirkšto pagalba. Aš šiandieną sudėsiu paprastai su šaukštu. Aš konditerinio švirkšto šiandieną neturiu, pabandysiu šakute išgauti raštą, kuris papuoštų mano pyragą. Taip. Tai paraštą aš įdėsiu į orkaitę, įkaitintą 190 laipsnių ir kepsiu apie 40 minučių. Na štai, mano sotus pyragas visai šeimai iškeptas. Sveika, Ila. Labas, Rita. Kas pietum? Šepardo pyragas. Ar tai tas angliškas piemenų pyragas? Taip, tas pats pyragas. O tu gal liksi pietų? Labai norėčiau. Tuomet aš turiu tą užduotį. Aš labai noriu tavęs paprašyti, kad tu man padėtum paruošti stalą pietum. Mielai. Ačiū tau. Skanaus ir iki pasimatymo maisto klube.